Dažnai blogiečiai stengiasi apsimesti tikraisiais žmonėmis ar įmonėmis. Siunčiamas laiškas turi savo siuntėjo vardą ir siuntėjo adresą. Jeigu nematote siuntėjo vardo ir siuntėjo adreso vienoje eilutėje, paspauskite ant siuntėjo vardo ir pasitikrinkite, ar adresas yra ar galėtų būti tikras. Jeigu nelaukite tokio laiško, neskubėkite, įvertinkite, ar tikrai jūs prašėte, turėjote gauti tokią informaciją, pasitikrinti galite visada įjungę savo kritinį mąstymą. Ar rašantis žmogus ar įmonė iš tikro rašo taisyklingai, nėra rašybos ar stiliaus klaidų. Ar tas žmogus ar įmonė galėtų taip rašyti? Gal tekstas yra per trumpas ar per ilgas? Ar žmogaus ar įmonės parašas yra toks, koks turėtų būti? Ar žmogus prašo pereiti iš elektroninio pašto susirašinėjimo į kokią nors susirašinėjimo programėlę, pavyzdžiui, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram ir panašiai? Toks prašymas visada turi jums sukelti nepasitikėjimą. Būkite atsargūs. Pavyzdys. Nepažįstamas siuntėjas jums siunčia žinutę ir bando jūs apgauti, naudodamas tokias gudrybės, kaip greitai praturtėjate, ar įtikinti, kad laimėjate loterijai, ar siūlo susidraugauti. Pagalvokite, ar tikrai nepažįstamas žmogus ar įmonė šią informaciją jums atsiuntė atsitiktinai. O jūs su tokiu žmogumi niekada nebendravote. Įjunkite savo kritišką mąstymą, nes šiais laikais niekas niekam už dyką nedovanoja ar siūlo lengvai uždirbti. Antras. Jums jau matytas ar gerai žinomas prekės ženklas pateikia neįprastą nuolaidą. Patikrinkite, ar tikrai prekės ženklas yra atvaizduotas panašiai įprastai. Ar paspaudus ant nuorodos jūs matote tikrą parduotuvės adresą. Tokios reklamos jūs gali pasiekti ir per socialinius tinklus. Netikėkite neįprastą nuolaidą, o jeigu jūs įtikino, sustokite, patikrinkite, veikite. Įsitikinkite, koks yra tikras parduotuvės adresas, palyginkite su apgaulingu. Patikimi prekės ženklai nekeičia savo svetainės adreso į kitokius, nei jų oficialūs. O gal jūsų prašo daugiau informacijos apie jūs, apie jūsų bankininkystę? Ar tai tikrai įprasta? Trečias pavyzdys. Jūs gavote žinutę iš LinkedIn, Facebook, Instagram, Microsoft ar panašių puslapių, kurie prašo pasikeisti slaptažodį. Nespauskit nuorodų, kurios buvo gautos elektroniniu paštu, jeigu nesate įsitikinę, kad siuntėjas yra tikras. Nueikite į oficialią svetainę ir įsitikinkite, ar to paties prašoma daryti ir ten. Būkite budrus, ne visada įsigyti paslaugą ar prekę daug kartų pigiau nei yra įprasta bus patikima. O praturtėjimo žiniomis besidalinantis asmenys nori praturtėti tik iš jūsų, nes tokie žmonės, kurie žino, kaip praturtėti, niekada nesidalintų savo galimai uždirbtais pinigais su kitais. Vadinasi, kad jūs esate jų uždarbis ir jūs tuos pinigus suteikite jiems. Kad ir kaip gerai viskas skambėtų, pasitikrinkite, paieškokite informacijos apie žmogų ar įmonę, elektroninio pašto ar svetainės adresą internete. Jeigu apie įmonę randate labai mažai informacijos arba apie ją kalbama neigiamai, sustokite. Taip pat šiais laikais visa informacija apie jūs ar jūsų įmonę, slaptažodžiai, paskyros ir nutekinti dokumentai blogiečiams yra jų pajamų šaltinis. Neleiskite jiems uždirbti iš jūsų. Apsaugokite savo socialinius tinklus, paskyras ar elektroninį paštą, naudodami kelių lygių autorizaciją, kurią siūlo praktiškai visi didieji paslaugų tiekėjai. Prijunkite savo mobilaus telefono numerį prie paskyrų ir jūs būsite saugesni.